Rostų graulų sveikinasi laida Sunkus dažniai. Labai lengvai įsimenamų laiku, tai yra kas antrą trečiadienį 6 valandą, kalbėsim apie sunkią muziką. Tai sekanti laida yra balandžio 1 dieną. Įsijunkit tada. Jeigu įsijungsit kitą savaitę, trečiadienį, tai girdėsit laidą lengvi dažniai. Bet jeigu įsijungsit dar vieną savaitę po tos savaitės, tai tada jau bus sunkus. Tiem, kas įrašų klauso, čia nėra aktualu, bet aš vis tiek pasakiau. Tai galvojau, kokį čia segvėjų dabar padaryti, kad į temą lengviau įeit, tai sugalvojau tiesiog prikolą pasakyti. Tai prikolas taip skamba. Kas yra sunkiau už metalą? Būti moterim... O jeigu dar moterim metale, tai iš viso kombo sunku kaip yra. Kodėl dabar aš taip sakau? Pagalvokit dabar mintyse, kiek jūs žinot moterų, kurios metale kažką daro. Čia aš leidžiu jums galvot dabar ir netrukdau. Jeigu sugalvojot Black Spikes, tai esat maladėt super, bet tada prašau išvardinkit irgi mintyse, kiek jų yra grupiai ir kokie vardai ir kokiais instrumentais groja. Čia aš dabar laukiu, kol jūs vardinat. Tai kadangi išvardinti nepavyko, akivaizdu, kad su žiniomis yra tam tikrų spragų. Ir aš neturiu atsakymų, iš kur tos spragos yra, aš tik galiu spėt. Ir mano spėjimas būtų, kad kadangi metalo scenas labai ilgą laiką buvo tiesiog berniukų klubas, tai apie jį vis dar yra kalbama ir fokusuojamasi būtent į berniukų pasiekimus, kas reiškia, kad moteris truputį lieka antram plane. Čionais. Nepaisant to, kad tam, kad moterų metalo grupė kažkur iššoktų, jos turi varyti dvigubai, jeigu ne trigubai stipriau negu kad čuvakai. Net mano pirma laida yra puikus to pavyzdys dėl to, kad nei vienos moters aš nepaminėjau, bet nieks kažkaip labai dėl to ir nesiparino ir nepyko ir komentarų nerašė, kad biški nesubalansuotas lyčių santykis laidoj. Atliepdamas tą kritiką, kurios aš nesulaukiau, šitą laidą darysim visiškai atvirkščiai. Tai yra, šitoj laidoj bus vien moteris. Ta prasme, kad arba grupiai frontmane bus moteris, arba visi žmonės grojantis grupiai bus tik moteris. Tai jeigu praeitą laidą pradėjom nuo 50-ųjų ir ėjom nuo tada iki to, kaip atsirado rokai ir visa kas, tai šiandien startuosim truputuką vėliau, kas yra maždaug 67 metai ir lokacija yra Amerika, Čikaga. Mūsų tautiečių pamėgtas kraštas emigruoti. Ir čia garbingo paminėjimo turėtų sulaukti grupė Coven, susibūrusi 67 metais, kurie 69 metais išleido albumą Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls, kur dainavo apie okultizmą, šetoną ir kvietė užsukti juodasias mišes ir panašiai. Šiaip skambėsiu labai panašu į Jefferson Airplane, kur beje Tolly Anderson dar metais anksčiau už Coven buvo frontmane roko grupiai. Ir labai dažnai būtent visokie muzikologai šitą albumą pateikia kaip patį pirmą proto metalo pavyzdį su moterimi už vairo. Tai jeigu šitie du pavyzdžiai, tai yra Coven ir Jefferson Airplane, atrodo ganėtinai kukliai, aš kontekstui priminsiu, kad iki pat 74 metų Amerikoje, tai yra laisvės šalyje, moteris pati viena negalėjo atsidaryti banko sąskaitos, negalėjo gauti kortelės, negalėjo pasimti paskolos be vyro ar tėvo parašo. Ta prasme, net nekalbant apie tai, kad norint su vyru išsiskirt, reikėjo pateikti įrodymų, kad tas vyras užčytino ar kad ją muša. Čia jūs galite įsivaizduoti, koks visuomeniai požiūris į moterį, kurie ateina ir pradeda dainuoti apie tai, kad velnias tai šiaip maladėts yra. Kaip čia nutiko, kad visi muzikologai
kai kalba apie metalo pradžią, dažniausiai šneka apie Black Sabbath, bet nekalba apie Coven, tai dažniausiai susiję yra turbūt su tuo, kad tais metais, kai Witchcraft albumas išėjo, tai yra 69-aisiais, buvo ir Mansono žmogžudystės. Kas reiškia, kad tuo metu tam tikra cenzūra įsigaliojus buvo dėl visokių satanistinių ir okultistinių dalykų, kas tiesiog reiškia, kad gerokai mažiau žmonių galėjo tą albumą nusipirkti ar gauti dėl to, kad jis pakankamai staigiai buvo pašalintas iš lentynų. O tai reiškia, kad Coven niekad neįgavo pelnyto dėmesio, kurį turėjo gauti. Ir tą dėmesį gauna dažniausiai dabar tik tais jau post factum po viso to laiko. Tais pačiais 69 metais irgi Amerikoje susibūrė ir tokia grupė Fanny. Ir pasakojimui jinai įdomi tuom, kad tai yra pirmoji moterų roko grupė, visiškai be vyrų, kuri išleidusi yra roko albumą ir netgi signinta major labelo su kelių albumų dealų, kas tiem laikam neregėta ir nematyta buvo. Ir aš girdėjau jūsų žvengą dėl pavadinimo grupės, bet, nes slengiais reiškia moterišką lytinį organą, bet intervuose grupės įkūrėjos sakė, kad čia tiesiog ieškojo žodžio geriausiai nusakančio moterišką dvasią. Viena vertus biški keistas pasirinkimas, kita vertus yra ir bernų grupė, kurie Dickies pasivadinę, tai gal tas ant to. Tarp Fanny fanų yra ir Bowies. Čia mes apie grupę kalbam. Tai Bowies jas po vieno pasirodymo pasikvietė į afterį, kur jas mokė mimavimo meno. Aš tikiuosi, čia nebuvo eufemizmas. Fanny pralaužus ledus 70-mečio viduryje Amerikoje susibūrė ir The Runaways, iš kurių vėliau ir Joan Jett ir Lita Ford sukurs visai sėkmingas solinės karjeras. Ir čia jau pirmas žingsnis į agresyvesnį skambesį. Yra visai neblogas biopikas apie jas. Mano tai pačiai ir vadinasi. Galit pažiūrėti, visai rekomenduoju. Po 3 metų nuo The Runaways susikūrė ir Girls School, tik Didžiojoje Britanijoje. Ir čia jau pirma nebe hard rocko, o būtent heavy metal moterų grupė, kuri ir į turus netgi važiavo su Motorheadais. Tai su Girls School moterys įžengė į metalo teritoriją, jau pilna koja. Ir kaip ir atrodytų, kad natūralus sekantis žingsnis būtų duot pasiklausyti kažką iš jų, bet aš tiesiog asiuminsiu, kad jeigu Motorheadų klausot, tai būsit ir St. Valentine's Day Massacre klausę, kur šiaip Motorheadai susijungia su Girls School, net pavadinimą naują pasidarė, vadinasi Head Girl, ir jo, šiaip visai geras EP, šiaip rekomenduoju patiem paklausyti. Čia namų darbam tokiem. O jūsų klausimai aš parinkau kitą grupę pavadinimu Raw Goddess, kuri susikūrė 77, tai realiai metais anksčiau negu Girls School. Tik tai dalykas, kodėl jos nieko taip ilgai neišleido, yra tas, kad gitaristė Jodie Turner ir būgnininkė Julie Turner grupę sukūrė, kai gitaristai buvo 13, o būgnininkai 9 metai. Tai kad išleistų debiutinį albumą, jam reikėjo palaukti iki 83, kad jau būtų pilnametis. Bet techniškai jos metais aplenkė Girls School, tai tą progą pasiklausysim Raw Goddess gabalo Satisfied Then Crucified, gyvos versijos.
Jeigu klausėt praeitos laidos, tai atsimenat, kad 70-metį rokas išsifragmentuoja ir atskyla pankroko dalis, kur nieks nemoka grot, bet labai žinutę turi. Ir yra metalo dalis, kur tiesiog sunkiau viskas ir intensyviau. Tai ta pankroko banga daugumai moterų atveria duris į muziką. Vienai tokiai moteriai iš pankroko backgroundo aš norėčiau suteikti atskirą paminėjimą. Ir čionais aš norėčiau pakalbėti apie Plasmatics, susikūrusią 77 metais. Tai grupės lyderė Wendy O. Williams 16 metų pabėgo iš namų, pragyvenimui užsidirbinėjo megzdama bikinius, tada dirbo gelbėtoja, dirbo makrobiotinės virtuvės virėja, tada galiausiai šokėja keliaujančioje trupėje. Tai, žodžiu, įvairiaspalvę karjerą LinkedIno, tikrai. Ir 76 metais pakeliavus po Europą, Wendy persikėlė į New Yorką, kur tapo striptizo šokėja, porno nusifilmavo. Žodžiu, karjera labai dynamic, fast-paced business environment. Su savo prodiuseriu Rodu Stevensonu subūrė žmonės į grupę pavadinimu Plasmatics, kurie 78 metais sugrojo koncertą klube. Gal girdėję esat CBGB's? Kas nežino, tai čia ikoniškas venijų tiek pankrokui, tiek ir New Wave'ui, nes karjeras pradėjo tokie atlikėjai kaip Ramones ar Talking Heads. Sakyt, kad Plasmatics CBGB's pritapo būtų understatementas. Nes tuo metu, kai jie ten grodavo, jie surinkdavo daugiau žmonių nei bet kuri kita grupė. Tai kas reiškia, kad labai greitai Plasmatics CBGB's pasidarė per ankštą. Ir tuo metu jų pasirodymas Staple jau buvo ir pavyzdžiui Benzo pjūklų per pusę ant scenos perpjaut gitarą. Tai šitus stuntus Wendy darydavo pati. Ir realiai kažkur taip 4-5 metais po to, kai legaliai galėjo išsiskirti su vyru arba banke pasiimti paskolą be parašo iš tėčio. Aš žinau, kad čia skamba kaip lievo prikolo interpas, bet tas istorinis kontekstas visai svarbus. Nes tu dabar net nelabai rastum bičą, kuris ant scenos elektrinės gitaras pjausto. Šiaip net ir dabar nežinau, kas čia pjaustytų dalykus ant scenos. #bring back dalykų pjaustymas ant scenos. Ryškesniam vaizdui aš pavardinsiu šiaip dalykus, kuriuos Wendy yra padarius. Tai, iššokusi iš važiuojančio Cadillako pilnų sprogmenų, kuris įvažiavęs į sceną ją susprogdino. Sumušta ir sumušusi policininką. Iššokusi iš važiuojančio mokyklinio autobuso pilno sprogmenų, kuris atsitrenkė ir susprogdino 100 televizorių. Beje, čia 82 metai, tai tie televizoriai nebuvo papigiai. Galit pažiūrėti klipe The Damned, kaip atrodė tas vaizdas. Pasirodžius ant scenos su kostiumu, kuris yra vien skutimusi putos. Tai jo, apie šitą moterį būtų galima kalbėti, jeigu į muzikos nebūtų grojus iš viso. O muzikoje nuo 78 iki 82 Wendy grojo punkroką ir tada nuo 82 perėjo į metalą pilną koją. Šiaip nesenai žiūrėjau vieną mini dokumentiką. Vadinasi Into the Void ir ten 5 serija yra vien tik tais apie Wendy. Tai jeigu sudomino, labai rekomenduoju pažiūrėti visą seriją, nes ten žymiai daugiau papasakojo visko tiek apie jos kūrybą, tiek apie jos gyvenimą. O šiandien tada parinkau vieną iš jos ankstesnių gabalų, Butcher Baby, tai paklausom. Butcher Baby, they're gonna put you away. It is so sick. Butcher Baby, dressed up in red. Butcher Baby, messing your head. Butcher Baby, roaring at night. Butcher Baby, turn on the light. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Butcher Baby, used to kill. Butcher Baby, honor your will. Butcher Baby, today is the day. Butcher Baby, gonna pull you away. Oh yeah. Oh no. Oh no.
today's the day. But the baby gonna put you away. Ar žinot, kur gyvena stačiatikių bažnyčios vadovas? Patriarchatai. O šiaip, jeigu rimtai, tai 80 metais pankrokui evoliucionuojant atsiranda naujų požanrių, kas jeigu anksčiau reikšdavo, kad tarsi moteris visą laiką lyg turėtų bandyti prisivyti vyrus, kurie jau prieš tai yra šitą dalyką padarę, tai nuo 80 metų visokie pankroko išvediniai kaip hardcore punkas tampa gera terpė būtent ir moterim pirmom arba kartu su vyrais padaryti kažką naujo. Pavyzdžiui, grupė Nošė su vokaliste Amy Mirė nuo 85 metų iš esmės Amerikoje pradeda naują pankroko subžanrą crust pankroką, plutos pankrokas. Šito žanro ypatybė yra ta, kad tai yra miksas anarcho-panko ir ekstremalaus metalo, kuris tuo metu jau iškilinėjo. Tai, kad žanro pirmtakė šalyje yra su moterimi už vairo, yra svarbus istorinis faktas. Šiaip dar netgi porą metų atgal tokia Didžiosios Britanijos grupė Crass mikrofoną perduoda Eve Libertine ir išleidžia albumą Penis Envy. Ir kaip kad turbūt iš pavadinimo aišku, Eve dainų tekstuose kritikuoja tradicinės šeimos institutą. Redakcijos pastaba, čia nėra kažkoks konkretus institutas, kur tyria šeimas. Kritikuoja grožio industriją ir, of course, kritikuoja patriarchatą. Tuo metu pas metalistus vyksta ekstremalėjimas, nes nuo 80-ųjų pradžios San Francisco Bay Area užgimsta trešas. Ir iki 84 metų jau turim ir Exodus pirmą albumą, ir Metallicos Ride the Lightning. Tai jau visi pasikūrė. Bet ar žinojot, kad realiai tuo metu, kai San Francisco Bay Area tik užgiminėjo trešas, Vokietijoje 81 metais prie vokiečių trešo bando Holy Moses prisijungė moteris Sabina Klassen, kuri ne tai, kad dainavo, jinai graulino. Tai jeigu kada turėjot diskusiją nuo to, kaip Defas prasidėjo ir ar jis prasidėjo nuo Def šuldinerio, ar prasidėjo nuo Possessed, tai galit šaut Holy Moses. Va tokį va galit. Šiaip kas man pačiam buvo naujas faktas, nes kad tokie Holy Moses yra, aš sužinojau tik dėl to, kad šitą laidą dariau. Ko aš prieš tai irgi nežinojau, kad 84 metais grupė sudaryta vien iš merginų, Trash Queen, išleidžia albumą Manslayer, kas yra pirmoji vien tik iš merginų sudaryta trash metalo grupė. Ir labai dažnai čionais daug kas šitų titulų kredituoja Mean Streak, bet ten tik tais 85 metai, tai jo, šitas gerokai anksčiau viską padarė. Paklausom jų. Trash Queen gabalas Manslayer. That's
Lygiai tais pačiais metais, kai Trash Queen dainavo apie žmonių žudimą, tai yra 84-ais, Didžiojoje Britanijoje būgnininkas Damien Thompson ir vokalistė Linda Simpson subūrė grupę Sacrilege. Ir nors jie pradėjo nuo to plutos pankroko, apie kurį aš prieš tai minėjau, jie ilgai netrukę pasuko link metalo. Ir 85 metais jie įrašė Behind the Realms of Madness albumą, kuriame suderino tiek žemai derintas gitaras, tiek įtaką iš tuo metu iškilusio trešo. Tas buvo matoma ir temų prasme, nes dainų tekstai kalbėjo apie korupciją, nelygybę, skurdą ir branduolinio karo grėsmę. Tik užuot šitą darė kaip normalūs punkai ir viską sakė tiesiai šviesiai, jie tekstus rašė kaip per tolkieniškas metaforas. Ir tuometiniam punkam, kurie knygų neskaitė, čia buvo truputėlį šventvagystė. Tai tokios grupės kaip Ball Thrower ir Napalm Death Sacrilege įvardina kaip vieną iš grupių padariusių jiems didelę įtaką. Napalm Death beje net vienam jų gabalui Lifeline įrašė coverį yra. Albumas pavadinimu Respect Your Roots, tai galit patikrinti patys. O susipažinimui parinkau originalią Lifeline versiją iš jų pirmo albumo Behind the Realms of Madness. Gero klausimo.
Aš sakyčiau, kad ką tik skambėjęs gabalas yra puikus pavyzdys to, kaip metalui prisimant pankroko įtakos atsiranda trashas ir trasho ekstremalėjant, čia atsiranda ir daugiau moterų įnešančių ir savo indėlį. Ir vienas iš ankstyvesnių pavyzdžių link jau death metalo, atsispiriant nuo to trasho pamato, būtų Nuclear Death, susibūrė 86 metais su vokalistė / basistė Lori Bravo. Ir kaip kad death metalui ir pridera, tiek grojimas, tiek lyriksai buvo gana intensyvūs. Tai yra, Lori dainavo apie žmogžudystės, kraujomaišą, zoofiliją, nekrofiliją ir tą darė ganėtinai vaizdingai. Tai šiandien parinkau jų kiek vėlesnės kūrybos darbą Vultures Feeding, pasirodžiusi 88-aisiais. Taip jau oficialiai pirmoji death metalo grupė, kurią pavyko rast, būtų Mortifera, susikūrus 87 metais Brazilijoje, ir kurios sudėty yra vien tik moteris. Tai yra Elisangela bosinė gitara, tada Kedma VR būgnai ir Edvane vokalistė ir gitaristė. Jeigu patys bandysit ieškoti informacijos apie jas, tai aš enciklopediją metalum suskaičiau gal 7 grupės, kurių visų pavadinimas yra Mortifera. Tai išleidusios jos yra 0 albumų ir išlikusi yra tik tais viena kasetė, nors pasak tos enciklopedijos jos gyvavo nuo 87 iki 91. Tai gal kažkur dar koks laivas būtų, nežinau, čia reikėtų archyvuose ieškoti jų. Ir jūsų klausimui parinkau vieną gabalą iš tos demo kasetės pavadinimu Eternal Return ir labai gaila, kad taip ir nesulaukiam daugiau muzikos iš jų. Tai gero klausimo.
kas nepavyko Mortiferai, pavyko Darketai. Ir čia jau yra pirma oficialiai pripažįstama Death/Dūmo grupė su graulinančia moterim Sharon Baskovski, kuri beveik sudaryta vien iš moterų. Tai yra 4 moteris ir 1 vyras ant būgnų. Ir pavadinimą jie pasiėmė iš Konano Barbaro mitologijos deivės Derketos, kuri garbinama kraugerių kultistų. Pati grupė susibūrė 88 metais, bet po 2 metų išsiskirstė. Tada vėliau vėl bandė susibėgti ir vėl, bet dėl kūrybinių skirtumų šitas susibūrimas nebuvo vaisingas. Ir 99-aisiais jos pasikvietė Non-Slaughter būgnininką Jim Sadist ir tebekuria muziką iki dabar. Ir turi šiaip naujų gabalų irgi. Ir parinkau vieną iš šių ankstesnių gabalų Time of Awakening iš Goddess of Death rinkinio. Ir manau, kad patiks, jeigu mėgstat Asphyx arba Hooded Menace. Tai gero klausimo.
Sekančiai vakaro grupiai, tai yra Mythic, susikūrusiai 91-aisiais, pavyko tai, kas nepavyko nei Mortiferai, tai yra išleisti kažką be diemkių, nei Darketai, tai yra neturėti čiūvų grupiai. Tai 3 narės, Mary Bielich, bosas, tada Dana Dufay, gitara ir vokalas, ir Terry Hagen, būgnai, įkūrė grupę, kuri nors gyveno tik tais 3 metus, spėjo išleisti tiek EP, tiek antologijos albumą su visais prieš tai išleistais singlais. Ir po Mythic vokalista Dan Dufay toliau grojo grupėje Demonic Christ, kur graulina ir išlieka vienintelė nuolatinė nare. Tai jūsų dėmesiui serviruoju geriausiai žinomą Mythic gabalą Winter Solstice. Kai jau prakalbam apie 90-uosius, reiktų paminėti ir degančias bažnyčias. Tai yra antrąją black metalo bangą ir Norvegiją. Bet šitam segmentui mes nesikelsim į Norvegiją. In fact, mes kelsimės į Graikiją, nes 95 rugsėjį Atėnuose Marija Tristesa Kolokuri, Nemesis ir Kintija susibūrė kaip grupė Love. Vėliau pasikeitė pavadinimą į Astarte,
Čia tokia semitų ir kananitų dievybė. Balo žmona. Ne iš to iš Baldur's Gate, o to, kurį garbina senovės artimųjų rytų tautos. Šia visa velnama, kodėl Balas turi tokį blogą PR, yra tai, kad kai izraelitai atsikėlė į Kananą, tai izraelitų garbinama Jahvė biškutį klešino su vietiniu garbinamu Balu ir todėl Senajam testamente, kuris parašytas izraelitų, ant Balo stumima kaip ant netikro dievo, bet visas šitas reikalas yra grįstas tiesiog konkuruojančia religija. O grįžtant prie Astartės kaip grupės, tai čia yra pirmoji juodojo metalo grupė sudaryta vien iš moterų. Ir pati grupė šiaip pripažįstama ir žanro bičių. Ir jos dainose yra turėjusios tokių svečių kaip Spiros iš Septic Flesh, Saki Toli iš Rotting Christ. Ne, šitam čiūjui tai čiūjui reikėjo per gatvę tiesiog pereit, kad galėtų, nes, kokio dydžio tie Atenai. Atila iš Meihemo yra buvęs svečių pas jas ir taip toliau. Tai parinkau vieną Astartės gabalą dar iš tų laikų, kai jos vadinasi Love. Ir daina vadinasi Satisfaction of the Dead.
po tokio True gabalo. Manau, kad visai gal gera proga pakalbėti apie žanrą, kurio tikri puristai net metalu nelaiko. Tai yra New Metal. Tais pačiais 90-aisiais nuo debiutinio Korn albumo kilęs trendas į amžiaus galą jau buvo visiškas mainstreamas. Ir kažkur girdėjau, kad New Metal dabar jau tėvukų muzikos statusą turi, kaip kad prieš tai kokį Eagles ir AC/DC turėjo. Tai klausantis tėvukai, parašykit, ar taip yra. Ir šiandien jums noriu pristatyti grupę pavadinimu Kitty, susibūrusią Londone. Tai prasme, Kanados Londone, Ontarijui. Per tą visą New Metal boomą su Slipknotais ir Limp Bizkit, tai dominuojanti kultūra buvo išskirtinai vyriška. Ir Limp Bizkit daugiau dainavo ne apie idėjas, o kad norėtų kažką sulaužyti ar išpist. Tai labiau buvo ne feminist issues, o misogynist issues tematika buvo. Bet labai puikiai atsvara jam tapo mano anksčiau minėtos Kitty. Ir dabar kodėl? Nes visų pirma, tai jos karjerą pradėjo eidamas visokius vietinius grupių battles, panašiai kaip pas mus Novus, tik viskas per vieną vakarą. Tin ironiška, kad kai jos buvo nuo scenos nušvilpinėjamos, žmonės čyrindavo, kaip per tos battles pasirodydavo bandai, kurie grodavo Limp Bizkit coverius. Ir prasimušusios Canadian Music Week ir signintos major labelo, jos gavo progą įrašyti savo pirmą albumą Spit, kurį įrašė per 9 dienas. Tai tą albumą įrašinėjant visoms grupės narėms buvo apie 15-17 metų ir yra dokumentuota, kad įrašinėdamos albumą jos pertraukose namų darbus darė. Tai šiaip nors rodytų, kad tokiam jaunam amžiui sukurtas albumas nelabai ką ir galėtų pasiūlyti be paauglių dramų, bet tuo pačiu visai gerai užkabina, kaip jauna moteris jaučiasi labai male-dominated muzikos rinkoje. Tai tą progą parinkau gabalą Spit iš albumo tuo pačiu pavadinimu. Su šituo kūriniu laidą šiandien ir baigsim. Sekit mane Instagrame sunkus dažniai, ieškokit recordingų, jeigu nespėjat paklausyti gyvai ir susitiksim už 2 savaičių. Ate. Get shit!